galbūt kažkaip kelia trumpas update'as apie viešbutį, kuriame apsistoja. Esam apsistoję Antalijos regione, Lima Clara Deluxe Resort Spa. Žiauriai fainas viešbutis, rytietiškų ornamentų, visur stogeliai tie tokie truputėlį rytietiški, žibintai daug kur kabo. Tai maistas kaip ir vis priklauso, europietiškas, pasirinkimas didelis, tortai, mėsytės, sūriai, salotos, vegetariški, veganiški patiekalai, netgi detoks vaisių, sulčių baras yra. Viskas pritaikyta normaliam europiečiai, tik tai tiek, kad pats pastatas viskas yra įrengta šiek tiek su tokiu rytietišku poskoniu. Šiuo metu esame vakarinėje programoje, va ten už mūsų tūsas vyksta vakarėlis. Vakarinės programos vaikams nuo pusės 9, po 9:15 dydžiai vakarėlis iki 11, tada nuo 11 naktinis baras pačiam viešbutį, klubelis iki 2 nakties. Per visą naktį dirba dar netgi keli barai, lobby baras yra, čia toks Oasis sports baras yra iki 8:30 netgi ryto. Maistas naktim irgi nuo 11 iki 7 netgi ryto, tai kitaip sakant, kiaurą parą gali gauti pavalgyti, kiaurą parą gali atsigerti. Žmonių užimtumas tai tikrai ne per daugiausiai, sakyčiau, netgi gal pusės viešbučio neužpildyta. Matosi, sezonas dar tikrai neįsibėgės, čia visi išsigandę tų karų ir skrydžių ir panašiai ir visų kuro mokesčių. Tai toks idealus metas atostogauti, oras pasaka. Dienos metu šiandien buvo virš 30, vakare šiuo metu yra 24 laipsniai Antalijai. Tai kas įdomu, klauskit apie viešbutį, apie maistą, apie miestelį, varysim dar pasivaikščioti turgelis, apžiūrėti kas gero. Nieko negaliu apie tai papasakoti, bet pats viešbutis labai fainas, maistas pasirinkimas didelis, kambariai rengti tvarkingai, gerai šiek tiek, gal kai kur prašosi remonto, bet viskas tvarkinga, nėra pelėsių, tai